Na, nuotaikos geros, vaikinai grįžo su gera energija, su šypsenom. Turim, sakykime, pasirengimo planą sudėti nuo treniruočių iki kontrolinių rungtynių. Manau, klubas, jeigu nepaskelbė, tai paskelbs artimiausiu metu. Džiaugiuosi, kad klubas išlaikė didžiąją dalį mūsų praeitų metų žaidėjų. Džiugu, kad prisijungė Domas Mika, kad klubui pavyko pritraukti tokį žaidėją. Tai tiek, matysim viskas dabar, kaip sakykime, viskas matysis treniruočio eigoje, kontrolinio rungtynio eigoje, turim ir į peržiūrą atvykstančių žaidėjų, tai dabar, kaip sakau, sunkus darbas ir matysim viską eigoje. Tai tiek trumpai.